Miesto merui Andriui Kupčinskui mobiliuoju telefonu kas mėnesį leidžiama kalbėti už 500 litų, tačiau miesto vadovas sako, jam skirto limito neišnaudojantis. Kiek reikia, tiek paskambinu, bet aišku, kiti dažniau man skambina. Jeigu tai pasižiūrėti ryšio trukmės laiką, tai man atrodo 4 kartus kiti labiau man skambina, negu aš kam nors skambinu. Tuo metu po 300 litų mobiliųjų telefonų išlaidoms gaunantys vicemerai ir po 100 litų jų padėjėjai telefoniniams pokalbėms išnaudoja visą jiems skirtą pinigų sumą. Tvarkyti reikalus skambinant ypač mėgsta vicemeras Steponas Vaičikauskas. Tiesa, antrasis po mero miesto vadovas pats pasiprašė operatoriaus automatiškai riboti jo pokalbius, jeigu jam duotas limitas 300 litų būtų viršytas. Už politikų bei savivaldybininkų telefonų išlaidas atsakingas laikinai bendrojo skyriaus vedėjo pareigas einantis ponas Bronislovas Varnas tikino, kad didžiausią finansinę naštą miesto biudžetui sudaro iš fiksuotojo ryšio telefonų į mobiliuosius mėgstantis skambinti savivaldybės tarnautojai, tačiau surasti konkrečius kaltininkus ir išieškoti iš jų nuostolius esą neįmanoma. Yra iš kurių telefonų daugiau prikalbėta, tai mes perspėjam vedėjus, kad pasidomėtų tais darbuotojais, ar ten tikrai reikia jiems skambinti, jeigu ne, tuos telefonus blokuojam. 41 miesto politiko telefoniniams pokalbėms iš biudžeto kas mėnesį atsekėjama po 150 litų kiekvienam. Administracijos direktoriaus telefoniniams pokalbėms skiriama po 300 litų. 50 litų mažiau gauna 3 jo pavaduotojai bei departamentų direktoriai. Tarnybinius telefonus ir galimybę kalbėti per mėnesį už 100 litų turi ir kiekvieno skyriaus vidutiniškai po keletas darbuotojų. Kam tenka tokios privilegijos, sprendžia patys skyrių vedėjai. Iš viso fiksuoto ryšio telefoniniams pokalbėms per mėnesį išleidžiama kur kas didesnė suma nei mobiliesiems, vidutiniškai iki 64 000 litų. Perpus mažiau po 30 000 litų per mėnesį miesto biudžetas moka už mobilaus ryšio telefonų sąskaitas.